Šiandien į naująjį Šventosios uostą įplaukė pirmieji laivai. Laivų kapitonai džiaugiasi atsiradusią naują laivų švartavimosi vietą. Tačiau skundžiasi dėl pernelyg mažo gylio. Burnoja ir Šventosios žvejai. Esą laikyti uostelyje savo laivus jiems būsią per brangu. Kam šventė, o kam rūpesčiai. Šventosios žvejai anksčiau čia buvo vienvaldžiai šeimininkai. Savo laivelius jie galėjo laikyti nemokamai. Dabar atnaujinus uostelį tokios privilegijos neliks. Uostelį yra mūsų iš 9 žmonės, 9 įgrantys žvejoja. Ką čia, iš mūsų pralops kas nors? Iš mūsų nieks neišlos. Čia galėtų ir veltui mus leisti. Uostininkai sako, su žvejais bandys rasti kompromisą, tačiau ne vienas jų atstovas esą dar nesikreipė. Mėnesis uostelyje laivui kainuos nuo 3 iki 500 litų. Šiuo metu čia galima priimti apie 70 laivų, bet ateityje uostas plėsis. Tam dar reikia investuoti apie 50 milijonų eurų. Būtų įrengta 494 švartavimo vietos, kanalas būtų pagilintas iki 6 metrų, šiai dienai mes turime -3 metrų gylį. Šie laivai pirmieji naujojo uosto svečiai. Teigiama, kad gylio, o jis įplaukos kanale yra 3 metrai, turėtų užtekti. Bet jachtų kapitonai sako ne kartą užkliuvę už dugno. Pilka virvė, va čia tavo, čia yra spinakės palas, šitą paleidžiu. Tikrai smagu. Tikėsimės, kad tik pragilins stipriau dar, nes mes kabinam įplaukinėdami čia į dugną. Mūsų gramzda didelė yra 2,20, tai užkliuvom. Dar daug taisyti reikia. Ką, pavyzdžiui? Nu, įplauką. Kliuvom truputėlį. Va. Šiaip tai smagu, kad pasistatė tas uostas. Sutvarkyti uostelį kainavo apie 4 milijonai litų.